Donaldas Trumpas sako, kad Ukraina prarado 1/4 teritorijų ir pačias geriausias. Todėl turėjo geriau pagalvoti prieš karą, ar gali jį laimėti. Iš tikro Rusija okupavo apie 1/5 Ukrainos, o ar rytinė šalies dalis gražiausia? Pasiginčytų. Visgi mintis lygiai reiškia, kad pati Ukraina kalta dėl to, kas vyksta. Tiesa, vėliau jis užsiminė, kad kaltas gal ir Putinas, bet Kijevui kritika aštresnė. Tokia retorika kol kas dramatiškai nekeičia praktinės Jungtinių valstijų politikos. Sankcijos Rusijai tebėra taikomos. Žvalgybinė informacija Ukrainą pasiekė. Starlink interneto ryšio sistema taip pat veikia. Tačiau ukrainiečiai nerimauja, kad tai gali pasikeisti. Ypač girdėdami Trumpo pasiuntinio Vitkofo svarstymus. Jis kalba, kad Putinas padovanojo Trumpui jo paveikslą ir net meldėsi už pastarojo sveikatą. President Putin had commissioned a beautiful portrait of President Trump from the leading Russian artist, and told me a story, Tucker, about how when the president was shot, he went to his local church and met with his priest and prayed for the president because he had a friendship with him and he was praying for his friend. O Ukrainos okupuotų teritorijų gyventojai esą patys nori jungtis prie Rusijos. Jis taip pat sukėlė Jungtinių valstijų žvalgybos pareigūnus ant kojų, kai norėjo į namus vakarieniai pasikviesti Vašingtone viešėjusi Kremliaus atstovą. Galiausiai susitikimas įvyko Baltuosiuose rūmuose, nes baimintasi, kad nekontroliuojami rusai bandytų Vitkofo namuose palikti blakių. Tad Trumpo siekis įgyvendinti paliaubas kol kas apčiuopiamų rezultatų neduoda. Ukraina sutinka, kad jos būtų skelbiamos, o Rusija toliau bombarduoja civilius. Prezidentas užsiminė, jog yra nustatęs psichologinį terminą Putinui, iki kada turi būti pasiektos paliaubos. Data neskelbta, tačiau manoma, kad tai gali būti A. Velykos, B. Balandžio 30-oji, kai Trumpas pasieks antrosios kadencijos 100-dienį. Rusai iškart ėmė tyčiotis. Заявление про психологический дедлайн, я считаю, что это просто офигительно. Вот, потому что если у тебя психологические проблемы, и психика берет верх над разумом, то надо что-то с этим делать, потому что это до добра не доведет. Чуть не плачет, вся каначек водача. Galbūt tai bus atskaitos taškas, po kurio Vašingtono spaudimas Kremliui išaugs.